Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Garbė Jėzui Kristui, brangus Vilties radijo ir televizijos klausytojai, žiūrovai. Kovo 19 diena. Bažnyčia ir visas krikščioniškas pasaulis šiandien švenčia, mini šventąjį Juozapą, mergelės Marijos vyrą, taip reikia drąsiai sakyti, nes jis yra jos tikrasis vyras, kiti vadina jį sužadėtiniu, irgi taip galim pavadinti, kuris yra Jėzaus patėvis. Mes žinome, kad Jėzus yra gyvojo Dievo sūnus. Juozapas puikiai tai savo laiku suprato ir prisėmė atsakomybę būti Jėzaus, kol Jėzus yra čia žemėje, vienu iš mūsų, būti jo globėjai, būti jo patėviu, faktiškai atlikti tėčio funkciją. Ir Evangelijoje pagal Luką šiandien yra pasakojimas, 2 skyrius, 41-51 eilutės yra pasakojimas, kai 12-metis Jėzus kartu su Marija ir Juozapu, savo tėveliais, keliauja švęsti Velykas į Jeruzalę. Na ir ten po visų iškilmių atsitinka toks incidentas. Tėveliai Marija su Juozapu yra tikrai, gali būti tikrasis modelis visiems tėvam. Jie pasitikė Dievu ir pasitikė savo 12-mečiu sūnumi, Jėzumi. Leidžia Jėzui laisvai kvėpuoti, jo neužspaudžia kontrolės dvasia, jam į rankas neįdėjo kokio nors ten, išmanaus telefono ir nereikalavo, kad kas 15 minučių prasineštų, kur Jėzus yra, kad parodytų, su kuom kalba. Čia būtų galim dar šaržuoti ir kaitinti mūsų vaizduotę, tačiau faktas yra tai, kad jie pasitikėdami tiek dangiškojų tėvų, tiek ir pačiu Jėzumi, duodam laisvę ir štai jiems tenka nusivilti. Jėzus padaro kažką tokio, kaip vaikas, gal nepagalvojęs, jisai dingsta. Jisai grįžta į Jeruzalę ir nusprendžia dar 3 dienas pratęsti gavėnios rekolekciją, sakykime dabar jau, kadangi čia buvo Velykos, tai Velykinės rekolekcijas šventykloje tarp rašto aiškintojų ir žinovų. Tos istorijos finalas yra tai, kad tiek Marija, tiek ir Juozapas, jie turėjo bėdos. Buvo nerimas, skurtas jų sūnus, ir labiau, kad, žinote, istoriškai Jėzus spec tarnybų buvo medžiojamas, kadangi Erodas didysis, kuris padarė viską, kad konkurentas Jėzus būtų nužudytas, jisai stengiasi išsiaiškinti, tai kurgi tas Mesijas. Ir nepavykus tada Betliejui išžudyti visų berniukų, užduotis nebuvo atšaukta, todėl tiek Marija, tiek ir Juozapas suvokė riziką, kas gali Jėzui nutikti. Jie pergyvena, na ir štai finalas, kai galiausiai po 3 dienų ieškojimo jie atranda į Jeruzalės šventykloje. Klausimas: vaikeli, ką mums tai padarei? Čia sako Marija Jėzui: štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė: kamgi manęs ieškojote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Kaip čia dabar taip gaunasi? Marija ką tik tai rodo į Juozapą ir sako: štai tavo tėvas ir aš. O Jėzus labai taip gražiai, sakykime, pastato tiek Mariją, tiek savo patėvį Juozapą į vietą. Sako: argi nežinote, kad man reikia būti mano tėvo reikaluose? Tarsi 12 metų Jėzus tikrai pilnai yra sąmoningas, jisai žino, kad
Juozapas nėra jo tikrasis tėvas ir kad jo tėvas yra visatos valdovas. Štai Marija ir Juozapas čia užrašoma, jie nesuprato jo žodžių. Tačiau Jėzus iškeliavo su jais, grįžo į Nazaretą, jis buvo jiems klusnus. Juozapo vaidmuo visoje išganimo istorijoje ir tegul tai būna mums gavėnios kelyje geras pavyzdys. Šiaip, jeigu skaitote Dievo žodį, pastebėjot, Juozapas niekur nekalba. Kalbam, Juozapas, Marijos vyras, jisai tik tai apmąsto kažką, tai aprašoma, kad jis buvo darbštus žmogus, jisai į įvykius neatsako žodžiais, Marija dar kalba. O Juozapas, kaip tikras žemaitis, taip sakykime, jeigu nemato, kad reikia ištart žodžių, jis ir nešneka. Jis tik tai viską, kaip ir Marija, laiko savo širdyje ir kviečia mus, brangus broliai seserys. Esame visi pakviesti būti taip kaip Juozapas. Mes, vyrai, neturėtum bijoti prisimti atsakomybės tapti Jėzaus tėvais, tapti Marijos globėjais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Marija yra bažnyčios veidrodis, nebijoti prisimti atsakomybės už bažnyčią. Ne tai, kad ją kaltinti, kritikuoti, kai tik tai yra proga, bet labai tėviškai, ten, kur bažnyčia nusikalsta, drąsiai eiti ir pasakyti, sakoma, prie 4 akių, paskui prie 6 ir taip toliau. Taigi, nepataikauti bažnyčiai, bet auklėti. Taip pat užduoti ir netgi pačiam Dievui klausimą, kaip ir tai padarė Marija, sako, vaikeli, ką mums tai padarė? Užduoti klausimą bažnyčiai. Miela katalikų bažnyčia, mielas popiežiau, nežinau, vyskupė, kas ten dar, klebonė, kodėl tai padarė? Kažko mes nesuprantam. Taigi Juozapas yra ne tas, kuris kritikuoja bažnyčią, bet tas, kuris yra ištikimas bažnyčiai, jisai, kadangi bažnyčia yra Kristaus kūnas, jisai rūpinasi Kristaus kūnu ir taip pat rūpinasi Dievo žodžiu. Štai tokia mūsų užduotis gavėnios - grįžti prie šaknų, prisimti atsakomybę, na ir žinote, kas laukia tų, kurie drąsiai vyriškai, taip kaip Juozapas, apsisprendėm už Jėzų, apsisprendėm už bažnyčią, mūsų laukia viešpaties įvertinimas, tas nugalėtojų vainikas. Amen. Iki. Pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Gavėnios kelionė.